Sveiki, kaip ir pastebėjot, mano balsas yra šiek tiek pakimęs ir pati esu gerokai patinusi, nes labai prisivalgiau vakar, bet dabar yra rytas ir aš kraunuosi savo lagaminą ir šiandien mes iškeliaujam į Seviliją, tai buvo mano Valentino dienos dovana ir tiek, nežinau, dabar biškį vėluoju, nes reikia prieš skrydį varyti darbą dar. Turim daug žmonių šiandien. Tai va, nežinau, susikraunu lagaminą ir tada sutiksim kur nors į lėktuvus. Taigi, ir nebaigiau šnekėti, nes pradėjo kažkokia moteris knisti parotę mums. Tai va, žiūrėjau Agnes Gibi video ir norėjau jums pareklamuoti šios youtuberės kanalą. Jis taip ir vadinasi Agnes Gibi. Paliksiu tikriausiai video apačioje, jeigu nepamiršiu. Ir tiesiog norėjau pasakyti, kad man labai patiko jos idėja. Visų pirma, sekite, aišku, jos kanalą. O idėja yra ta, kad jinai, man atrodo, studijuoja psichologiją. Ar kažką panašaus, sociologiją, psichologiją, nežinau. Bet vienu žodžiu, labai įdomu jos dažnai klausyti, visokių pamastymų, jinai turi pokalbių, visai įdomi ir panašiai. Ir jinai sugalvoja daryti tokį dalyką, kad jūs galite jai rašyti klausimus, tarkim, galite ir anonimiškai ką nors užklausti. Ir jinai savo objektyvę nuomonę jums per video tai atsakytų. Tai gali būti problemos, kurios galioja ir mums visiems, ir kai, nežinau, gal mums gėda apie šnekėti, ar tiesiog šiaip nepatogu. Tai va, nežinau, galite siųsti jai klausimus, nes aš labai laukiu jos tokio tipo video. Tai va, nežinau, aš irgi turėjau klausimą, bet nežinau, kaip rašysi dar anonimiškai ar ne. Bet manau, jeigu net ir rašyčiau anonimiškai, tai, man atrodo, žmonės tiek suprastų, kas klausia. Ok, tai tiek, nežinau, laukiam dabar eilės prasičekinti ir, nežinau, pasimatysim. Brangiai, mes jau esame oro uoste, mane iškraustė ir labai užkniso iš tikrųjų darbuotojai, nes, nežinau, šiaip anksčiau, kai keliaudavau, ar gal aš ilgai labai nekeliavau, net pačia jokas ima, nes anksčiau kažkaip paklausdavo oro uoste, jeigu kažką vežiesi, kažkokius skysčius per didelės talpos ir panašiai. Tai tiesiog paprašydavo atsekti, parodyti, o čia viską atsegė, man išnarstė, visus tas siuntuvus iš dėkliuko išdėjo, batus išėmė, kol gal įsikroviau. O po to nubėgau duty free pasižiūrėti šiaip Swabox'ui kokių dalykėlių, nes darysiu Swabox'ą su viena panelė. Boardingas mūsų prasidėjo. Vienu žodžiu, tai va, darysiu Swabox'ą, nesakysiu su kuo dar, bet man atrodo, galbūt jūs ir žinot šitą panelę. Jis nėra blogerė, bet galbūt jūs ir nutuoktumėte, jeigu pasakyčiau jos vardą. Tai va, ką toliau noriu pasakyti? Tai va, tiesiog ieškojau duty free jai kažkokių produktų gal pasižiūrėti, bet nieko neradau, nes visų Marselio oro uostas yra tragiškas iš tikrųjų. Ir nusipirkau savo, norėjau pašnekėti apie tušą, nusipirkau savo Dior Addict tušą. Turėjau prieš tai Iconic Diorą ir iš tikrųjų jisai buvo nerealus, žinokit, panas, kuriom negaila pinigų ant gero tušą, kurios galbūt šiaip daug nesidažo, turim tikrai noris investuoti gerą tušą. Tai iš tikrųjų išbandykit, tikrai nerealus. Tai va, atrodo štai taip. Valeria, a continuación continuaremos la conducta de cabina. Este es el procedimiento normal a seguir en horarios de vuelos nocturnos. Si desean continuar leyendo, encontrarán una luz de lectura en el panel sobre sus cabinas. Gracias. Aš nežinau, pano, žinokit, aš negaliu nustoti rodyti visų vaizdų,
Kaip yra nerealu tenais. Tai žiūrėkit, Maniškis su savo viščiuko batais. Nereali aikštė, aš negaliu, tiesiog belekur, kur einame vaikštomės kokią valandą. Ir visur absoliučiai taip gražu, dabar pradėjo šviesti saulė, tai išvis. Taigi, brangieji, Maniškis išvarė užsimokėti, tai galiu su jumis paplepėti, nes nelabai mėgsta, kaip plepu su kamera pastoviai. Tai štai mes pavaikščiojom per gatveles centre Sevilijoje ir nežinau, parodysiu jums kažkiek nuotraukų ar video. Iš tikrųjų tai yra nerealu, žinokit. Aš anksčiau sakiau, kad Lisabonoje yra šiaip žiauriai gražu, vienas gražiausių miestų, bet Sevilija jį pralenkė. Ir nežinau, matot, už manęs yra tokios gatvytės nerealios ir visur absoliučiai gali rasti tokių su mažais restoranėliais, parduotuvėm, suvenyrų ir panašiai. Tai va, mes ką tik baigiam valgyti ir varysim dabar į spa, pasidaryti masažą ir išbandyti termalinių vonių. Termalinės vonios yra 4 turi būti vonios ar kaip baseinai. Vienas karštas labai, kitas šiltas, kitas drungnas, o kitas labai šaltas. Ir labai gerai kūnai tokie dalykai ir po to pasiėmėm masažą ir po to vėl vaikščiosim, vizitinsim ir panašiai. Taip pafilmuosim. Taigi, brangiai, paslapčiomis mes įsinešėm telefoną ir manęs pradėjo pykti, bet žinokit, aš negalėjau jums neprasmukti ir neparodyti šitą vaizdą. Iš toliau. Čia yra stogas ir yra džakuzė ant stogo. Štai atrodo viskas štai. Čia, brangiai, yra didžiausia skulptūra padaryta iš medžio, nežinau, Europoje ar visame pasaulyje, bet to iš tikrųjų įspūdingai gražu. Churros yra ispaniškas kaip ir desertas ir nežinau, parodysiu, kaip jos daro, bet gal keiksime tenai kai nors. Tai šlas kakučiai ir tada, ai, va, taip daro. Čia vykai? Ir tai kakalių čiūdį. Štai kaip darome churros. Ne taip kaip pas mus Prancūzijoje iš tikrųjų, nes pas mus jie, man atrodo, iš anksto pagaminti ir tiesiog profas kalba. Mes pasiėmėm churros su šokoladu. Hello, bebé. Sigue así. Pues ya está. Gracias. Labas rytas, brangiausias. Taigi, išaušo beveik jau paskutinė mūsų viešnagė Sevilijoje diena. Ir ką, dabar yra rytas? Ne rytas, jau 11:30, gal nekreipkite dėmesį mano veidą. Labai daug privalgėm kiaulienos, tokios sūrių dalykų, tai labai patimus šiandien esu. Dabar laukiu lauke savo draugo, kuris rengiasi. Geriu laukia arbatą ir gružiuosi dangumi, nes šiandien jokio debesėlio nėra. Ir gan šilta ir, man atrodo, prieš saulės maikutėm jau tikrai galima bus pavaikščioti. Quel jeu? On a rendez-vous à 14h pour l'escape game. C'est 16h. C'est bête à regarder 14h. Taigi, norėjau jums tik pasakyti vieną dalyką ir priminti, kad turistinėse vietose niekada nevalgykit. Ir mes tai aišku žinojom, bet nežinau, vis dėlto tas toksai tingėjimas ieškoti kažkokio kito geresnio restorano mus nugalėjo šiandien.
ir aš taip šlykščiai pavalgiau, kad jis net neįsivaizduoja. Na, nieko tokio. Tai va. Esame mes dabar prie katedros, bandysim ją įeiti per gidus, nes jeigu eilę laukti, tai būtų kaip į kokį Vatikaną laukti. Tai Vangėja yra didžiausia pasaulyje gotikinio stiliaus bažnyčia ir yra milžiniška. Žiauriai graži iš tikrųjų. Man gotikinis stilius labai patinka. Ančiukas atakuoja mano draugą. Labai nusteikęs prieš geltonus batus. Tu peux prendre une photo? Nous deux? Nous trois? Taigi visur pastoviai, kaip pastebėjote, yra Ispanijoje barai su tapas, su užkandžiais ir mes jau baigėm prisiryti, bet vis tiek. Šiaip laukiam dabar eilės restorane, bet be to vis tiek pasiėmėm ko užkąsti, nes nebegalim kitaip žiauriai viskas skanu.